Prezidentas ką tik buvo informuotas apie F-15 naikintuvo sudužimą Irane. Tai amerikiečių naikintuvas. CENTCOM pranešimas netrukus bus paskelbtas. Nacionalinio saugumo korespondentė Jennifer Griffin pateikė detalės. Jen, ką žinai tiksliai? Tracy, turėjome keletą detalių apie šį tariamą F-15 naikintuvą. Jis buvo numuštas pietvakarių Irane. Jis yra provincijoje, kuri iš tikrųjų yra arčiausiai Kargo salos, apie kurią tiek daug girdėjome. Mes vengėme apie tai pranešti iki šiol, nes vyko aktyvi paieškos ir gelbėjimo operacija. Tačiau dabar, kai sužinojome, kad prezidentas buvo informuotas apie numuštą F-15, gauname keletą detalių viešai prieinamų internete, rodančių, kad F-15 piloto sėdynė buvo pastebėta ant žemės, o tai leidžia manyti, kad bent vienas iš pilotų išsikatapultavo ir piloto nebuvo toje vietoje, kur buvo padaryta nuotrauka. Taigi tai leidžia manyti, kad bent vienas galėjo išgyventi. F-15 lėktuve yra 2 pilotai ir jie būtų skridę. Taip pat matome keletą viešai prieinamų vaizdo įrašų, rodančių, kad buvo 2 sraigtasparniai. F-15 dienos metu ore yra pavojingas. Tai dar kartą rodo šios paieškos ir gelbėjimo misijos skubumą, nes būtų neįprasta vykdyti paieškos ir gelbėjimo misiją, kai sraigtasparniai skrenda žemai virš galimai ginčiamos teritorijos. Atsižvelgiant į tai, kad tai vyko dienos metu, tai rodo skubumą ir leidžia manyti, kad kai kurie pilotai galėjo išgyventi. 3. Žinau, kad tu jau ilgą laiką dirbi šioje srityje, Jennifer. Manau, kad daug informacijos gaunama apie šią paiešką, kad būtų informuoti Irano žmonės apie šį planą. Kai kurie pilotai gali būti kažkur netoliese. Ką žinome apie Irano televiziją, kiek ji yra patikima ir kokie yra nuogąstavimai dėl to, kad žmonėms šalyje nurodoma elgtis tam tikrais būdais. Irano žiniasklaida Tracy yra kontroliuojama valstybės. Tai yra propagandos tinklas, kuris turėtų savo interesų. Ir per pastarąsias 30 dienas matėme, kad jie kelis kartus paskelbė numušę F-35 naikintuvus, nors tai nebuvo tiesa. Todėl buvo labai svarbu nepriklausomai patvirtinti, kad tas F-15 iš tikrųjų sudužo. Todėl kai kurios Irano paskelbtos detalės gali būti propaganda jų pačių žmonėms. Šiuo metu CMA prezidentas buvo informuotas apie F-15 sudužimą, o CENTCOM greitai turėtų paskelbti pranešimą. Taigi jaučiamės užtikrintai pranešdami, kad F-15 iš tikrųjų sudužo. Tačiau kalbant apie Irano valstybinės televizijos patikimumą, tai yra karo pastangų dalis. Šiuo metu Tracy yra... Žinote, į pokalbį įtrauksime Benjaminą Hallą, nes vis dar nežinome, kaip F-15 sudužo. Nežinoma, ar tai buvo mechaninis gedimas, ar jis buvo numuštas. Daug kas vis dar nepatvirtinta. Benjaminai, taip, tokiamis akimirkomis stebime internetu ir sekame kai kuriuos paskelbtus vaizdo įrašus. Ir būkite labai atsargus, pasak Irano valstybinės televizijos, tačiau pasirodė nuotraukos su išmestu katapultos krėslo ant žemės. Tad akivaizdu, kad jis tikrai buvo paleistas ir ne vieno piloto šalia nebuvo. Tačiau žiūrėkite, nuo pat pradžių esą elgėsi atsargiai Irano atžvilgiu, naudodami B-2 bombonešius ir aukštai skraidančius lėktuvus, bandydami pasiekti oro viršenybę. Ir buvo manoma, kad oro viršenybė jau buvo pasiekta, todėl bus įdomu pamatyti, kaip šis lėktuvas buvo numuštas. Dabar Irano valstybinė televizija ir jų valstybinė televizija niekada negalima visiškai tikėti, kad ir ką jis sakytų. Tačiau jie taip pat paskelbė kvietimą siūlydami $60 000 atlygį tam, kas suras šiuos pilotus. Tai prilygsta 10 milijonų vietinės valiutos. Tai yra kažkas, ko mes dar niekada nematėme jų sakant anksčiau. Nors jie ir yra sakę taip. Jie tvirtino, kad jau anksčiau buvo numušę lėktuvų. Taigi susidaro įspūdis, kad jie taip pat aktyviai ieško pilotų. Aišku, yra baimė, kurią daugelis žmonių turėtų. Jei šie pilotai būtų sučiupti, konfliktas pasikeistų įvairiais būdais. Mes nežinome, kas jiems nutiko ir atidžiai stebime situaciją. Žinome, kad ir sraigtasparniai taip pat dalyvauja paieškose ir gelbėjimo operacijose. Jau matėme sraigtasparnius toje Irano pietinėje dalyje, tad žiūrėkite, žinome, kad vyksta paieškos ir gelbėjimo operacija. Žinome, kad lėktuvas tikrai sudužo, žinome, kad prezidentas Trumpas buvo informuotas ir laukiame daugiau informacijos. Šiuo metu. 3.
Benjaminai, palaukite, pakviesime pulkininką leitenantą Dareną Gobą, buvusį Black Hawk pilotą ir bataliono vadą pulkininką. Ar matote lėktuvą ir apie ką kalba Benjaminas? Ali. Yra keletas nuotraukų, kuriuose matyti išmestas katapultos krėslas ant žemės, šalia nėra jokio piloto, tai tarsi gera ir bloga žinia vienu metu. Tai reiškia, kad atrodo, jog pilotas išgyveno katapultavimąsi, nes jo ten nėra. Bloga žinia ta, kad Irano žiniasklaida ragina žmonės ieškoti šių pilotų ir siūlo $60 000 atlygį. Tai kelia nerimą dėl to, kas gali nutikti, jei jie nusileis sausumoje. Taip, gerai pastebėta. Pirmas dalykas, kurį noriu pabrėžti, yra tai, kad kai nutinka kažkas panašaus, ar tai būtų mechaninis gedimas ar numušimas dėl vietos, tai tampa pagrindinė misija. Tai yra pagrindinis tikslas, nepriklausomai nuo to, ar žinome situaciją. Jie visą laiką bandys patvirtinti, kas vyksta su pilotais, tačiau tai išliks pagrindiniu tikslu, kol nebus gautas koks nors sprendimas dėl visos šios situacijos. Aš jau esu dalyvavęs paieškos ir gelbėjimo operacijose kovos sąlygomis ir planuoju bei vykdau personalo susigrąžinimo operacijas. Galiu pasakyti, kad visa CENTCOM atsakomybės sritis, taip pat nacionaliniai ištekliai įsitraukia į tokią operaciją. Su labai gerai struktūruotu, sluoksniuotu planu nuo kosmoso iki Žemės, kaip išgelbėti pilotus už priešo linijų. Tai bus įgyvendinta vos tik gavus ataskaitą. Tie, kurie žiūri, gali būti tikri, kad kariškiai labai rimtai žiūri į numuštų ar už priešo linijų dingusių pilotų gelbėjimą. Nepriklausomai nuo to, kaip tai įvyko. Taip, ir tu sakai, kad tai įvyksta iš karto ir aš klausiu savęs, kodėl. Jennifer Griffin kalbėjo apie žemai skrendančių sraigtasparnių keliamą pavojų, kurie gali vykdyti paieškas. Ką dar galima padaryti, kad tiksliai įvertintume, kas nutiko pilotams šiuo atveju, pulkininkė? Na, pilotai su savimi turės sistemas, kurie jei veikia, gali būti naudojami siųsti signalus apie jų būklę. Ir aš negaliu per daug gilintis į šią temą apie orlaivių siuntimą pilotų gelbėjimui. Tai vyksta įvertinus grėsmes, kad būtų užtikrinta, jog siunčiant žemai skrendančius sraigtasparnius nekils didesnė problema. Pranešimas ir procesas prasideda iš karto. Gelbėjimo išteklių siuntimas bet kuriam pilotui išgelbėti gali užtrukti šiek tiek laiko, priklausomai nuo to, ką jie sužinos apie situaciją. Tačiau yra kelios skirtingos sistemos, kurios gali stebėti teritoriją ir gauti tiek signalus, tiek vizualinę žvalgybą. Kad būtų užtikrinta, jog jie padarys viską, ką gali, kad tiksliai žinotų, ką daro pilotai. Ir kaip galite įsivaizduoti, daug kas iš to yra įslaptinta. Kaip tai veikia? Taip, galiu tik įsivaizduoti, pulkininkė. Akimirkėlę grįšime su mūsų korespondente Jennifer Griffin. Jen, ką dar? Tracy, manau, svarbu prisiminti, kad valandos pradžioje mes buvome. Naujausios žvalgybos ataskaitos rodo, kad beveik pusė didelio Irano balistinių raketų atsargų iš tikrųjų išliko. Nepaisant to, kad JAV ginkluotosios pajėgos, oro pajėgos ir izraeliečiai surengė daugiau nei 11 000 atakų. Iš tikrųjų yra stebuklas, kad daugiau lėktuvų nepatyrė mechaninių gedimų virš Irano, atsižvelgiant į skrydžių skaičių ir įvykusių atakų kiekį. Prisiminkite, kad 3 F-15E buvo numušti draugiškos ugnies konflikto pradžioje, kai vienas nekantrus Kuveito pilotas juos supainiojo su priešo lėktuvais. Tačiau jie išgyveno. Jiems pavyko visiškai saugiai katapultuotis. Sakoma, kad bent vienas iš tų pilotų jau grįžo į tarnybą ir vykdo skrydžių misijas virš Irano. Kad visi prisimintume. Kalbant apie išlikusius balistinius raketas, daugelis paleidimų buvo sunaikinti. Tačiau sužinojome, kad Iranas paleido 3 balistinių raketų bangas į šiaurę nuo Izraelio, o tai rodo, kad tuos raketų paleidimo įrenginius sunku surasti. Taip, jie dažnai slepiasi požeminiuose tuneliuose pastatytuose per pastaruosius 20 metų. Todėl vis dar išlieka pavojus pilotams skrendantiems virš Irano, tiek dėl priešlėktuvinių atakų, tiek dėl galimų mechaninių gedimų. Mes nežinome, kas numušė šį F-15E ir faktas, kad Iranas vis dar gali grasinti Persijos įlankos šalims balistinėmis raketomis ir dronais, taip pat Ormūzo sąsiauriui. Be paties Irano tai rodo, kad net jei jų dar liko, raketos ir dronai ir toliau kels grėsmę kaimynams.
Misija dar toli gražu nesibaigė. Be to išlieka itin pavojinga siųsti pilotus į šią ginčijamą teritoriją. Taip. Kad būtų aišku, Jen, tu sakei, kad nežinai lėktuvo katastrofos priežasties. CENTCOM turėtų bet kurią akimirką paskelbti pranešimą, CENTCOM žinotų, kaip nukrito lėktuvas ir tai būtų paskelbta tame pranešime. Ar tavo nuomonė, tai tik bendro pobūdžio pareiškimas? Manau, kad tame CENTCOM pranešime bus labai mažai detalių. Jie norės patvirtinti, kad F-15 galbūt sudužo, bet tai bus tyriama ir tai svarbu, nes jie taip pat ne. Dažnai pirminės ataskaitos nebūna aiškios. Jie vengia skelbti neteisingus duomenis arba pateikti žalos įvertinimus Iranams. Todėl dabar ši tema yra labai jautri. Dėl to buvome atsargus skelbdami šią informaciją, kol prezidentas nebuvo informuotas. Kartoju, mes nenorime daryti nieko, kas galėtų pakenkti šių pilotų gyvybėms, jei jie išgyveno ir jei abu dar nebuvo išgelbėti.